Europos žmogaus teisių teismas praėjusios savaitės pabaigoje priėmė sprendimą, jog buvusiam prezidentui Rolandui Paksui negalima visam gyvenimui atimti teisės užimti valstybinį postą. Tokią žinią išgirdęs apkaltos būdu nušalintas prezidentas jau pradėjo kalbėti apie galimybę dalyvauti 2012 m. Seimo rinkimuose. Vis dėlto kol kas to padaryti neleidžia Lietuvos konstitucija. Savo išvadas turėjęs pateikti Teisingumo ministras tvirtina, jog skubėti nėra kur, o pagal Europos teisės nuostatas galvoti Lietuva gali dar pusmetį. Skubėti tikrai nėra kur, reikia sprendimus priimti operatyviai, bet lėkti kaip akis išdegus tikrai nereikia šitoje vietoje. Pagal praktiką teismo valstybės turi per 6 mėnesius informuoti, kokių žingsnių planuoja imtis. Tai yra, iš esmės, jeigu Lietuva Liepos pradžioje pasakytų, koks yra planas, ką planuoja daryti, dar būtų ne per vėlu. Išeities, kaip derinti Europos žmogaus teisių teismo sprendimą bei Lietuvos konstituciją, ieškos speciali darbo grupė. Ekspertams reikės nemažai pasukti galvą, kaip tos dalykus suderinti ir kaip ar taisyti konstitucijos tekstą, ar priimti kitus sprendimus. Todėl, kas yra nuspręsta, kad yra būtina sudaryti pačiu artimiausiu metu ekspertų grupę, būtent noriu pabrėžti, kad tai būtų ekspertų grupė, o ne politikų grupė, kurie analizuotų, kaip tą klausimą spręstų ir pateiktų galbūt alternatyvas politikams. Visgi labiausiai visiems rūpimas klausimas, ar iš tiesų Rolandas Paksas suspės kandidatuoti į Lietuvos Seimo narius. Premjeras savo nuomonę šio klausimu išsakė gan ironiškai. Vėliau, kaip Jūs manote, ar jis kituose Seimo rinkimuose jau galėtų dalyvauti? Kartu su Borisovu? Sprendimas dėl specialios darbo grupės nagrinėsiančios, kaip išspręsti šį klausimą, bus priimtas kitos savaitės pradžioje. Tuomet turėtų paaiškėti ir būsimos darbo grupės sudėtis.